Sveiki draugai, atėjo laikas pasikalbėti apie vejos robotui peiliukus. Kas čia kam tinka, kas netinka ir kur yra esmė. Tai pradėkime nuo pradžių. Visų pirma, daugumos robotų peiliuko ilgis yra toks pat, apie 35 mm, plus minus milimetras į šoną. Jeigu peiliukas ilgesnis ar trumpesnis 1 ar 2 mm, tikrai jokios reikšmės nesudaro. Peiliuko plotis dažniausiai nesiekia 2 cm, bet ar platesnis ar siauresnis taip pat esmės nekeičia, nes pjauna būtent šitoji dalis, pats kampas. Ašmens nedaug, pats kamputis. Dabar didžiausias turbūt pokalbio momentas yra centrinė skylė. Matome, Movo pasidarė savo tokį ovalų. DCK ir Ecovaxas turi tokią pat skylę, Boschas taip pat tokią pat skylę turi, o Segvėjus turi mažą skylutę. Ar aš galiu uždėti Segvėjaus peiliuką, pavyzdžiui, ant DCK arba ant Movos? Taip, galiu. Todėl, kad, parodysiu aš jums dabar iškart čia, varžto apačioje, pabėgom, štai šioje dalyje yra kepurėlė, ant ko maunasi pats peiliukas. Taip, kad Segvėjaus peiliuką, va čia jo varžtas, sukum iš karto į Movos diską, tinka. Reiškia, aš galiu Segvėjaus peiliuką uždėti Movai. Dreamui jūs neuždėsite, nes ten yra spec fiksavimas, jau šiuo atveju jums nebesigaus taip sužaisti. Lygiai taip pat DCK peiliuką jūs galite uždėti Movai ir tarpusavy juos keisti. Vienintelė išimtis yra pas mus Ecovaxas. Ecovaxas, kaip matome, varžto šioje dalyje neturi kepurėlės. Tai reiškia, kad šita kepurėlė yra ant pačio disko. Kuomet dyla peilis, plaka be abejo ir ta kepurėlė. Bet kepurėlė pas Ecovaxą yra ant pačio disko, taip kad išdils šita dalis. Reiškia, norėdamas ant Ecovaxo uždėti kito gamintojo peiliuką, man tinka tik tais tie peiliukai, kurie turi tą patį diametrą. Tai pavyzdžiui, Movo tinka, DCK tinka, Segvėjus jau netinka. Boschas taip pat tinka. Turėčiau paminėti, kad Segvėjaus skylė Husqvarnos peiliukams taip pat tinka. Taip kad reiškia, kalbėdamas apie Segvėjų, apimu pokalbį ir apie Husqvarnas. Dažnu atveju gundomės ant ilgesnio peiliuko, tačiau šioje temoje yra šiek tiek niuansų. Jeigu pas mus yra tiek vietos, kad ilgesnis peiliukas telpa, viskas yra fainai. Viskas yra gerai iki tol, jeigu robotas nėra protingas, kuris nejaučia apkrovos diske. Tai reiškia, uždėjus ilgesnį peilį, mūsų pjovimo dalis, štai va šita atakos dalis, pailgės dvigubai. Reiškia, robotas gaus stipresnę apkrovą į variklį ir iš to supras, kad žolė yra per aukšta, per tanki. Tai tokiu atveju robotas gali grįžti atgal ir kartuoti pjovimo biškį keliant diską. Tai bus dėl to, kad yra per ilgas peilis. Tačiau jeigu robotas tokio funkcionalumo neturi, uždėjus ilgesnį peiliuką, važiuos, droš, pjaus, viskas turėtų būti gerai. Taip kad su ilgesniais peiliukais persistengčiai vietoj nereikia. Taip pat toks peiliukas nėra visai geras sprendimas daugumai robotų, skyrus, kurie turi ypatingai greit besisukantį diską, dėl to, kad besisukantis diskas, jis peiliuką išmeta nuo inercijos. Būtent šitoj dalyje svoris tą peiliuką išstums į išorę į atakos būseną. Čia peiliukas yra užlengvintas į galą. Reiškia, mes turime ilgą peilį, kuris turi mažą svorį šitam gale. Inercijos vietoje mes neturim daug galios. Jeigu peiliukas būtų visas statmenai, bet kaip šitie, čia būtų geresnis sprendimas. Taip kad niuansų šitoje vietoje yra. Jeigu turit klausimų, pastebėjimų, be abejo galite parašyti komentarą, pasidalinkit savo patirtim, nepaisant ar kalbam apie originalius peiliukus, ar apie kitų gamintojų, ar apie Temu, AliExpressą, nėra skirtumo. Taip kad visų nuomonės yra įdomus, kuo daugiau turėsime žinių, tuo visiems bus tik smagiau.